Labas rytas visiems iš Obolyno. Šiandien kasinėsime obolinę. Obuoliai jau nukrytę, papuvę, kai kurie dar kažkur tai laikosi ant šakų. Bet nežinau, ar tokius galima valgyti. Gal galim. Viskas valgoma. Jo, graži saulėta rytas, ne diena, norėjau sakyti, diena. Va, saulėta, bet žvarbiai. Sušalo žemė. Normaliai pas mus buvo -5 ryte, kai išvažiavau į kasimą. Aišku, kas Lietuvoje kasinėja, nusijoks, -5 jisai. Jo, čia Lietuvoje tai įprasta, o čia -5 visai neįprasta. Nu, va, ir toksai rytas, gražus, saulėtas, tikiuosi visą dieną bus tokia. Aišku, bus šaltoka, bet nieko, apsirengiau normaliai. Vaikštau per tos keliukus, iš tikrųjų užnisa, nes negali taip pereiti skersai. Ir tik va, grinai per takiuką. Wow, aišku, čia labai didelis obolynas, labai daug šitų keliukų ir va, eini ir bim. Ir kasinėjai, kartais kažką tai galima pagauti. Nu va, o kol kas pagavau tik tai tiek. Tokią monetą su laivu, pusę penio, pusę penso. Va, toksai va, Jurgis VI. Ką aš čia dar tokį įdomų fragmentą skambaliuko radau. Gaila, kad jis sulūžęs, tokio dizaino dar neturėjau. Čia matosi vėlyvas toksai, turbūt 20 amžiaus pradžios. Šiaip tai būtų įdomus toksai. Gaila, kad sulūžus, nu, nepapildysis man kolekcijos, teks eiti iš šiukšlyną. Nu ir va dabar va iškabinau gabalėlį sidabro. Savo pirmą šių metų sidabrėlį. Buvusi kažkadaise moneta. Suvaryta visa ir padaryta iš šios meilės žetonas. Sakyčiau, ten kažkokie vardai išgraviruoti. Žodžiu, toksai vat, čia dvejetas ar kas čia. Jo, man atrodo, čia dvejetas yra. O ten kažkokie vardai, turbūt inicialai bus iškalti. Reikia valyti. Ir dabar su tuo neprasidėsiu. Reikia dar paieškoti ką nors. Šitam kaime aplinkų vaikščiam ir radom iš tikrųjų labai fainų dalykų. Ir viduramžiai, ankstyvi viduramžiai, net ir saksai buvo. Tai ką gali žinoti? Ką, va, toksai va vaizdas šiandieną. Gerai, ką aš aplepu, reikia eiti. Taip, aplepėdamas nieko aš nerasiu. Nežinau, kas tai yra. Bet toks tarimas, kad gali būti romėnas nudvėselis. Nudvėsios romėnas. Nežinau, pagal formą tai grinai Romos imperijos moneta. Nebent klystų, bet kas daugiau čia gali būti. Žetoną nepanašu, nes per storas. Nu, gerai, paimsim šitą, panagrinėsim. Gal ir romėnas? Įdomu. Nu, toksai dar radinukas papuolė. Kaip ir plomba, sakyčiau, kažkokia tai. Tokia va. Toks va daikčiukas švieninis. Nu, aš tai namą tikrai nenešiu, nors kažkas gal ir kolekcionuoja, čia dar su kažkokiam raidėm. Saulė šviečia, nieko nematau. Nu ir tiek to. Šiaip gal ir visai įdomu tai pavaikščiot po šitos obolynus. Pavaikštai pirmin atgal, į vieną praeini, tada nueini kokią sekančią, ar dar kokią vieną praleidi. Ir vaikštai, signalų daug, signalų į jūrą. Kažkada čia buvo dirbami laukai, tiesiog dabar obolynai jau kiek metų. Nu, aš va, radau monetą. Moneta matosi senos 50 pensų. Atiduok monetą. Gražiai. Duobytę, šiukšlytės išmetam iš žemės. Ir va, Elžbieta II amžinatilsį jau. Ir va, 50 pensų. Žmonės klausinėja, kur tu kasinėjai? Gal prie Šiaulių? Gal prie Panevėžio? Gal prie Šilutės ar dar kur nors? Chebra kasinėjau iš Anglijai. Jau daug metų, taip kad. Ir dar daug žmonių klausinėja labai, ar parduoda radinius. Ne, radinių nepardavinėjai. Taip kad gal sakau palengvinti saudalę šitai pasakydamas jums. Nu ką, 50 pensų senų. Storą. Monetą šitų nebepriema. Nu ką, einame toliau.
Kažkokį keistą daiktą radau. Kaip ir moneta, bet iš cinko gal padaryta. Kažkokia netokia jinai man. Ar tai čia gal saga buvo kokia. Ten kažkas tai užrašyta, ar 8, ar kažkas tai. Nu, paimsim, pasižiūrėsim vėliau, kas čia nais yra. Suintrigavo. Panašu į monetą kažkokią tai. Panašu, kad dar viena moneta iššoka. Fartingas bus. Fartingiokas. Panašu. Aplipęs purvais. Žodžiu, variokas ir tiek. Fartingas 1/4 penso. Panašu į tai. Arba Viktorija, arba kažkuris Džordžas. Nieko įdomus. Taip. Radau va tokį pinigą. Vienas šiuolaikinis pensas. Užkasimas mokėjau 20 svarų šiandieną. Nu va, atsimušu po biškiuką. Jau 19,99 liko tik tai surasti. Nu ir aišku, dar benzinas ir važiavau dar į Kento grafystį iš Esekso, tai dar 6 svarai turbūt už tiltą reikia sumokėti pirmyn atgal. Jo, nu bet va, pinigai po biškį renkasi atgal. Obolynai, kaip aplinkui čia gražu. Ir sidabras man pakliuvo antrą kartą pamažu. Bet kad kažkaip tai sidabras kažkoks neaiškus jisai man. Gal kažkada jisai buvo moneta ir nutrinta. Nežinau. Kažkokia tai plika visiškai. Antras sidabras šiais metais. Bet toksai, net nežinau. Nu ką, panašu kažkur buvo lyg sidabrinė monetukė. O, sixpensas į Jurgę. Nu va, į Jurgę 5 6 Aha. Man atrodo, biškį su kastuvu užtrenkiau, o gal čia jau seniau buvo suvalgyta. Kelinti metai? 1931. Ne, man atrodo, biškį su kastuvu prabrūžinau. Bet labai daug akmenų čia nais. Tokių visokių būna ir titnago. Žiauriai suėda. Nu gerai. Trečias sidabras šiandieną. Va, žiūrėkit, ką radau. Išlindo toksai švininis daiktas, vadinamas verpstukas. O toksai daiktas. Bet kaip keista, čia turėtų būti senas gana daiktas. Bet kažkodėl tai tik tai šiuolaikinės monetos lenda. Nu kaip šiuolaikinės. 100, 200 metų senumo. Nieko senesnio. Išskyrus tą romėną. Sakė, kažkas dar denarių gražą rado, sidabrinę romėnų monetą. Nu, man pakol kas tokie lenda. Man atrodo, kažkas tai žiedą pametė. Žiedutis. Gaila, kad ne auksinis. Ir aišku, čia nebus sidabrinis. Bet būtų smagu labai surasti auksinuką. O čia paprastas varinis kažkoks tai. Kažkoks tai variokas. Nu, ką padarysi? Radinių nesirenkam. Kas yra, tas yra. Nu, vaikštau. Pagaliau privaikščiau, atrodo sidabro. Sidabrėlio kažkiek tai nedaug, bet na, nors gabaliukas sidabriuko. Kažkokia tai kaip segė buvo kažkadaise. Kažkokia broškė gal. O. Toksai daikčiukas nedidelis. Jo, sidabras bus. Nu, nedidelis toksai varikščiukas. Kažkokia kaip žvaigždė. Nu gerai, čia va matau, nulūžė kažkas. Kažkas buvo didesnio. Tikriausiai. Nu gerai. Dar vienas sidabras. Saulutė jau vakarop, nors
Dar tik tai 3 valandas, dar 3 nėra, bet nusprendžiau, kad gana jau reikia važiuoti namo, nes dar apie valandą važiuoti. Gali būti ir kamščiai. Žodžiu, reikia atsisveikinti su šitais obuolynais. Jo, obuolynai vat iš visų pusių taip va ir eina. Tai vat, nu ką, pasižiūrėjom, ką šiandien radau. Radau šiandien tiek vat sidabro, sidabraičiai mano. Nu, čia dar ramieną dar reikia šautą, negyvą. Nu, čia nes ir verpsukas, ir žiedas, ir varioko krūva. Kaip krūva? Nu, krūvelė. Tai vat tiek tokie radiniai pas mane šiandieną. Galėtų būti geriau, aišku, bet sueis kaip pirmam kartui. Pirmas sidabras šių metų mano. Tikiuosi bus šiais metais visko įdomaus ir aukso. Tikiuosi. Kaipgi, nesitikėt. Tai vat. Tokie radinai, viskas parodžiau, ką radau, nieko nenuslėpiau. Ir ką, sakau jums ate, susitiksim kitą kartą, visiems gerų signalų, ate.